Na ir galiausiai pereinam prie tam tikrų finansų rinkų atskirų lyderiaujančių turto klasių arba finansinių priemonių. Tai visų pirma pažvelgsime į valiutas. Kaip matome, Australijos doleris nors ir išgyveno nemenką korekciją šioje vietoje, tačiau lyderio pozicijų neužleidžia. Jis išlieka kilimo tendencijoje, tai yra virš 200 dienų slankaus vidurkio. Taip pat matome, kad galim brėžti šiek tiek trumpesnio periodo teigiamą trendo liniją. Ir dabar yra įdomiausia, ar Australijos doleris sugebės pasiekti 20 metų piką ir įviršyti, ar visgi smūgs žemiau šios horizontalios žalios linijos, tai yra pagrindinio palaikymo lygio. Kol kas sunku pasakyti, tačiau reikėtų stebėti ir atitinkamai, jeigu kaina smunka žemiau šio esminio palaikymo lygio, tikrai galim būtų laukti rimtesnės Australijos dolerio korekcijos. Taurieji metalai, auksas, sidabras iš esmės yra tos finansų rinkos, kurios pastaruoju metu sulaukia labai daug dėmesio, žiniasklaidos dėmesio, investuotojų dėmesio ir panašiai. Netgi pasirodė tam tikri straipsniai, kalbos apie tai, kad jeigu sidabro kaina ir toliau kils, tai vienas iš stambiausių JAV bankų gali susidurti su tam tikromis problemomis ar netgi bankrutuoti. Tačiau šiandien apie tai plačiau nešnekėsime. Jeigu įdomu, pabandykite ieškoti informacijos patys, nes mes manome, jog šioje vietoje reikia pakankamai gilaus ir išsamaus tyrimo, kad sudaryti objektyvią nuomonę. Taigi, taurieji metalai bendrai pasikoregavo maždaug 6%, gana greitai atsigavo ir pasiekė naują 2010 metų piką. Kaip matome, yra aiški teigiama tendencijos linija. Ir tai tik dar kartą patvirtina, kad esant tokiai nerealiai teigiamai tendencijai, bandyti atspėti, kada yra pikų pikas, yra praktiškai kvaila, pražūtinga ir nuostolinga. Pavyzdžiui, tikrai tikiu, kad nemažai kas sakė, jog čia pikas, tada dalis sakė, kad čia pikas. Galbūt tikrasis pikas bus čia, mes to nežinome ir nežinosime, kol nepraeis tam tikras laiko tarpas. Tačiau faktas yra vienas, kad esant teigiamai tendencijai yra daug geriau arba daug naudingiau laukti tam tikros kainų korekcijos, kaip pavyzdžiui šiuo atveju 4, 6 ar 8% ir tada prasidėjus atsitiesimui inicijuoti vadinamą long pozicijas arba įeidinėti į vieną ar kitą finansų rinką. Tačiau nebandyti atspėti to tikrojo piko, nes tai gali jums pavykti padaryti tik iš 10 ar 20 karto, o tikimybė, kad iki to laiko jūs dar turėsite laisvų pinigų, kurios galėsite investuoti, yra pakankamai menka. Kalbant apie šalis, matome, jog Turkija iš lyderių išstūmė Meksiką, tačiau ir ši šalis atrodo pakankamai stipriai. Kaip matome, viršijo 20 metų piką ir virš jo išsilaikė, tai yra šioje vietoje. Dabar kaip esminis palaikymo lygis ar zona turėtų veikti būtent šis lygis. Jeigu kainas smunka žemiau jo, tikrai galim sulaukti dar rimtesnės korekcijos. Tačiau jeigu kaina nesmunka žemiau šios žalios linijos, taigi vis tiek galim teikti, kad išliekam teigiamai tendencijai. Kad situacija yra pakankamai gera, patvirtina ir Meksikos bei pasaulio santykių kreivė, kuri kol kas yra kylanti. Na ir galiausiai pasiekėme Momentum strategijos skaidrę. Kaip matome, lapkričio mėnesį Momentum strategija sugeneravo 0,13% pliusą, kai tuo tarpu JAV akcijų rinka koregavosi 0,3%. Tai skirtumas labai nedidelis, bet šioks toks. Tuo tarpu gruodžio mėnesį, šioje vietoje rezultatai pateikiami už gruodžio pirmą savaitę. Matome, Momentum strategija yra pakilusi apie 3%, tuo tarpu JAV akcijų indeksas apie 3,7%. Ir bendras pokytis vėlgi yra pakankamai išsiskiriantis, tačiau šitoje vietoje reiktų akcentuoti tai, kad Momentum strategija tikrai ne kiekvienais metais sugeba aplenkti vieną ar kitą akcijų indeksą, tačiau per ilgą laikotarpį tikrai pasižymi geresniais pelningumo ir rizikos santykiais.
Kalbant apie tai, ką gruodžio mėnesiui siūlė pasirinkti Momentum strategiją, mes matome, jog tai yra auksas ir JAV mažos kapitalizacijos akcijos. Būtent toksai pasirinkimas iš esmės dar kartą patvirtina, jog kol kas rizikos apetitas išlieka ir taip pat kaip ir visos kitos analizuotos, ne strategijos, bet visi kiti analizuoti indikatoriai patvirtina, jog gruodžio mėnuo yra tas mėnuo, kai reikėtų investuoti į rizikingesnės finansinės priemonės. Na ir galiausiai, tiesiog bandant viską apibendrinti, galim būtų teikti, jog tiek aplenkiantis indikatoriai, tiek palūkanų normų situacija iš esmės yra tokioj zonoj, kai istoriškai buvo vienas iš geresnių metų investuoti į akcijas. Slenkančių pelningumų parodymai realiai labai didelių ekstremumų nerodo, tačiau esame šiuo metu pagal juos tam tikrose vidurkiuose, tai yra kaip pelningumai turto klasių svyruoja apie istorinės normas. Analizuojant skirtingas anksčiau lyderiavusias arba šiuo metu lyderiaujančias finansinės priemonės, matome, jog situacija iš esmės nepasikeitė, o tai patvirtina, jog tendencija tęsiasi. Tendencija, kaip žinome, buvo rizikingų finansinių priemonių kainų kilimas. Ir galiausiai, ką tik apžvelgta Momentum strategija taip pat patvirtina tą rizikos apetitą, tai yra, kad rizikingomis laikomas finansinės priemonės, tai yra akcijos, ypač mažos kapitalizacijos akcijos, yra vienas iš tų instrumentų, į kurį strategija siūlo investuoti, taip pat yra auksas. Auksas, kaip minėjau, yra viena iš labiausiai vartojamų arba įvardyjamų finansinių priemonių, kurias šiuo metu turėtų visi investuoti. Be abejo, tai gali būti burbulas, bet tas burbulo pūtimasis dar gali užtrukti gana nemažai. Ir pabaigai norėčiau pabrėžti tai, kad visa ši prezentacija buvo paruošta remiantis savaitinių finansų rinkų investicinių tyrimų. Tai Synergy Finance atliekama pagrindinių finansų rinkų savaitinė analizė. Ir šią analizę sudaro tokios dalis kaip Momentum strategija, makro paveikslas, sezoninės tendencijos, tarprinkinė analizė. Ir jeigu šis savaitinis tyrimas jūs sudomino, tai smulkiau apie jį galite pasiskaityti mūsų internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com paspaudę ant analizių skilties. Dar kartą priminsiu, kad pranešimą skaitė Artūras Milevskis. Ir jeigu turėsite bet kokių klausimų, pasiūlymų, pataisimų ar panašiai, kviečiu jūs rašyti man elektroniniu paštu arturas@synergy-finance.com. Dėkui labai už dėmesį ir visiems linkiu sėkmės investuojant.